Sveiki. Taigi norėjau šiandien pristatyti kameros GoPro perėjimą į trikojį. Pirmiausia parodysiu originalius perėjimus. Štai tokis rinkinukas Lietuvoje kainuoja 42 litus. Šis ir šitas kartu sudėti. Jie kainuoja 42 litai. Šis vienas tokis perėjimas į trikojį kainuoja 35 litai. Štai šis vienas. O abudu kainuoja 42 litai. Taigi. O aš nusipirkau dar įdomumo dėlei pažiūrėti, kuogi skiriasi nuo originalaus iš Kinijos. Iš parduotuvės tinydeal.com. Štai čia jų firminis lipdukas ant pakelio uždėtas. Pradarome pakelį ir išimame kopiją. GoPro kameros perėjimo į trikojį. Šis yra daugiau blizgus, palyginti. Labiau blizga, šitas mažiau blizga. Neoriginalus mažiau blizga, nei ant vieno nėra logotipo. Tik ant to kito perėjimo yra logotipas, ant šito nėra. Taigi, dar kuo skiriasi. Nebent šita plasmasė kažkuo skiriasi, kažkuri gal prastesnė ar geresnė. Sunku pasakyti. O šiaip tai ir dydis originalas, viskas. Viskas vienoda. Kuo skiriasi, negaliu pasakyti. Taigi, šis neoriginalus kainavo vos 5 litus, $1.55 centai. Tai vat įsiverskite pagal dabartinį kursą į litus ir gausite, kad kainuoja apie 5 litai kažkur tai. Taigi pabandome prie jo pritvirtinti GoPro kamerą. Štai taip. Prisitvirtina. Taip pat pabandysime pritvirtinti štai tokio GorillaPod trikojo kopijos, aišku, iš Kinijos. Matytas jau praeitame video šis trikojas. Taigi, įsukame šį varžtelį. Taip, ir pabandome uždėti. Taip. Ir mūsų kamera jau paruošta filmavimui. Galime taip padėti ir pradėti tiesiog filmuoti su šia kamera. Tai vat toks trikojis. Galima nusipirkti pigiau, žymiai pigiau nei originalų parduotuvėje. Kam negaila pinigų, gali pirkti ir originalų, taip kaip aš nusipirkau, aš jį nusipirkau tik įdomumo dėlei. Jei kam reikia tokio dalykėlio, galiu perparduoti. Na, žinoma, koks čia perpardavimas. Tai vat, kam patiko šis video, spauskite nykščius į viršų, taip pat galite prenumeruoti kanalą, komentuoti, na ir, kaip visada tariu, iki kitų susitikimų. Iki.